Trečiasis testas yra bodyweight testas, jisai elitui susideda iš dviejų dalių, A dalis ir B dalis. Už kiekvieną dalį gausite atskirą rezultatą. A dalis yra vyrams 30 strict handstand push-ups, merginams 25, reikia spėti atlikti iki 2 minučių ribos. Jeigu sportininkas nespėjo atlikti iki 2 minučių, tuomet rezultatas yra pakartojimų skaičius iki šitos dalies. Jeigu sportininkas užbaigė šią dalį anksčiau negu per 2 minutės, jisai iki 2 minutės laukia ir netęsė B dalies. B dalis prasideda visiems nuo 2:00 ir tęsiasi iki 8 minučių. Tai reiškia, B dalį yra 6 minučių time capas. Judesys strict handstand push-up. Sportininkas turi pradėti iš viršutinės dalies, kai rankos yra pilnai tiesios ir kojos liečia sienelę, paliečia su galva kilimėlį, išsispaudžia, kojos net kilo nuo sienelės. Tai yra sėkmingas pakartojimas, geras pakartojimas ir taip turi atlikti 30 kartų. Jeigu judesio metu kažkurio metu atkyla bent viena pėda, šitoks pakartojimas yra neužskaitomas. Tai pėda visą laiką turi kontaktuoti su sienele viso judesio metu nuo pradžių ir iki pabaigos. Rankos turi likti šitame plotyje, tai reiškia iki raudonos lipnios juostos. Jeigu pirštas ar kažkuri delno dalis užlipa ant kilimėlio, tai teisėjas jums duos pastabą, kad pasitaisytumėte rankas arba jau bus neužskaitytas pakartojimas. B dalis yra 3 ratai, reikia atlikti 20 kojų kėlimų prie skersinio, tai toe to bars, ir 12 box jump overs per paaukštintą dėžę. Tai vyrai šoka per 75 cm dėžę, merginos šoka per 60 cm dėžę. Ištiesimas ant dėžės nereikalingas, bet privalomas yra nulipimas į kitą pusę, negalima nušokti. Tai pademonstruos kojų kėlimus. Abi kojos liečia skersinį vienu metu. Po 20 pakartojimų yra nušokama. Atliekamas šuolis ant dėžės. Nulipama. Kai yra užbaigiamas paskutinis kėlimas, paimama yra lėkštutė ir pernešama į sekančią sekciją. Ir yra atliekamas antras ratas, kuris prasideda nuo kojų kėlimų. Kėlime abi kojos liečia skersinį, o mosto metu kojos turi užeiti už vertikalios linijos, tai yra už jo. Šią workouto variaciją atliks sport paaugliai 15-16 metų, 17-18 metų ir masters divizijos. Šis workoutas yra kylančių pakartojimų seka, tai prasideda nuo vieno atspaudimo ant rankų stovint prie sienelės ir 2 šuoliukų per dėžę. Tuomet reikia atlikti 2 atsispaudimus 3 ir taip auga iki 7 pakartojimų, išskyrus masters 50+ divizijai, jiems iki 6. Kitoms divizijoms iki 7, o šuoliai auga po 2 pakartojimus. Tai reiškia nuo 2 pradžia, 4 ir užsibaigia ties 14. Šią variaciją atliks rūki divizija ir vaikai iki 13 metų ir 13-14 metų amžiaus grupės. Tai šis testas susideda iš 3 pratimų. Reikia atlikti 4 ratus, nurodytą pakartojimų skaičių wall walks. Antras judesys yra box jump overiai, peršokimas per dėžę ir nulipimas kitoje pusėje. Ir V-ups, tai yra susilinkimai su palietimu kojų pirštų viršutinėje dalyje. Tai wall walk standartas yra pradedamas judesys nuo gulimos padėties, rankos yra už linijos, aukščiau. Tuomet sportininkas išsispaudžia ir užkelia kojas aukštyn į viršų. Kai kojos jau yra į atramoje, gali sportininkas pradėti ėjimą, paliečia liniją ir gali iš karto grįžti atgal. Liniją užtenka tik paliesti. Kai rankos
per jo liniją, tik tuomet galima nuleisti kojas nuo sienelės. Atliks dabar greitą pakartojimą, tik su palėtimu. Ir nukrito. Tęsiam antrą judesį. Antras judesys yra šuolis ant dėžės su nulipimu kitoje pusėje. Trečiasis judesys yra viepsai, atsigulama ant nugaros. Svarbu judesio metu, kad pėdos ir kulnai būtų aukščiau negu yra jūsų keliai ir kad mentys pakiltų nuo grindų. Tai atliekamas pakartojimas tiesiomis kojomis, galima koją šiek tiek ir lenkti. Svarbu, kad pėdos būtų aukščiau negu yra jūsų keliai ir paliestumėte pėdas nuo batraščių iki kojų pirštų. Kulnai ar pakartojimas iš šonų, toksai pakartojimas bus neužskaitytas. Jeigu judesio metu mentys nekyla nuo žemės ir yra kojos tik pakeliamos ir paliečiami kojų pirštai, tai toksai pakartojimas bus neužskaitytas. Jeigu bus sėdamas, toksai pakartojimas bus taip pat neužskaitytas. Ar jeigu kojos bus nuleistos žemiau negu yra jūsų keliai. Taip, tokie pakartojimai yra nesėkmingi. Užbaigus vieną ratą, reikia pernešti kūgelį į sekančią sekciją už 2,5 metrų, pernešama ir bėgama atlikti antrąjį ratą. Blogi pakartojimai kokie gali būti, tai jeigu sportininkas pradeda rankų judesį prieš kojų įsirėmimą, toksai pakartojimas būtų neužskaitytas. Jeigu viena ranka pasilieka prieš liniją ir nepalietė pirmos linijos, tai reiškia prie sienos, pradedam. Prie sienos nėra abi rankos ant linijos. Ar starto metu rankos yra per giliai ir neliečia linijos. Taip. Užbaigus 4 ratus, per likusį laiką iš 8 minučių, sportininkas turi atlikti kiek įmanoma daugiau kojų pakelimų prie skersinio. Sportininkas užšoka ant skersinio, gali kojas kelti tiesiomis kojomis be mosto ar su mostu, bet abi kojas turi paliesti vienu metu skersinį su tom pačiom pėdos dalimi, kaip ir buvo atliekama per viepsus. Tai reiškia, nuo kojų pirštų iki batraiščio su šita dalimi reikia kontaktuoti su skersiniu. Jeigu jūs negalite atlikti nei vieno pakartojimo tausto barų, tai jūsų rezultatas bus pakartojimų skaičius ir laikas, kada jūs atlikote 4 ratus. Volvokai vaikam ir rūkių divizijos moterims reikia užeiti tik už priekinės linijos, kuri bus jums nurodyta. Reiškia, pasikeliama kojos uždedamos ant sienos, praeinama pirma linija ir yra grįžtama atgal. Kojos nenuleidžiamos tol, kol negrįžo rankos iš ten, kur startavo. Vėl kojos užkeliamos, užeinama už linijos, grįžtama atgal ir tokie yra sėkmingi pakartojimai. Atlikus šios 2 veiksmus, vieną paskui kitą, reikia atlikti nurodytą pakartojimų skaičių dvigubų šuoliukų su šokdynė, skirtingom divizijom skirtingas pakartojimų skaičius. Tai atlieka sportininkas nustatytom atstume atsispaudimus, atlieka 2 šuolius per dėžę su nulipimu, pernešama yra kūgelis į sekantį segmentą, sekantis segmentas bus kas 2,5 metro, atliekamas yra vėl atsispaudimas, galima su užsimetimu, galima be užsimetimo, kaip sportininkas nori, svarbu pilnai išsitiesti viršuje, atliekami 4 pakartojimai per dėžę, pilnas ištiesimas nereikalaujamas viršuje, bet jeigu sportininkas nori, tai gali atlikti. Atliekama paskutinė serija, 7 pakartojimai, pademonstruoja 7 pakartojimus. Jeigu rankos nuslysta, taip pat kaip ir kitai divizijai, tai pakartojimas bus nesėkmingas. Tai svarbu, kad rankos išliktų visą laiką nustatytose ribose. Užbaigus paskutinėje seriją, kolelis nėra nešamas, yra paimamas šokdynė
ir yra atliekamas buyoutas, tai reiškia vieną kartą, tik tais dvigubi šuoliukai su šokdynė. Skaičiuojamas nuo pirmojo dvigubo šuoliuko, tai kai ore žmogus yra ir prasuko 2 kartus šokdynė po savim. Atliko nustatytą kiekį, šokdynė paliekama ir bėgama į starto finišo liniją.